Labutinai, karalienės, su jumis Aura Mor ir Edma. Mes jūsų labai pasilgom. Mes žinom, kad ir jūs mūsų labai pasilgot. Tai dabar biškutį pakalbėkim. Kur mes buvom? Ką mes veikiam? Su kuo mes susitikinėjom? Su kuo mes nesusitikinėjom? Su kuo susipykom? Su kuo dar taikysimės? Ir taip toliau. Karalienės. Taip mes žinom, taip mes kaltos metus dingom, nieko nepasakėm. Dingo kanalas, dingo video, mes dabar sugrįžom stronger than ever. Mes metus laiko su jumis visais pažindinomės gyvai realybei per visą Lietuvą. Visuose jūsų gimtadieniuose, krikštynuose, jubilėjuose, renginiuose. Vestuvėse. Mums tai buvo gyvenimo, žinokit, pažiba, džiaugsmas šitie metai. Realybėje su jumis susitikti. Mes labai vertinam, kad jūs mus palaikot per mūsų medijų kanalus. Tai žinokit, jūs pamatyti realybėje mums buvo nerealiai smagu. O dabar mes pradedam naują pradžią. Naują projektą, kuris vadinasi Karalienės TV. Karalienės. Per paskutinius metus, karalienės, mes susipažinom su daug žmonių. Mes pamatėm visą šou biznio vidų. Ir mes dabar su Aura pasiruošusios jums viską tai spilint visą tiesą. Apie ką ta Lietuvos estrada iš tikrųjų yra, žinokit. Taip. Kas su kuo, kas nesu kuo, kas už kampo, kas kampe ir kas po Kas stalų. fake. O kas tiesa. Taip. O jas, perukas nukris. Mes atiekės excited, bet Aura, dar prieš tai papasakok, kodėl mes šiandien taip atrodom. Iš kur tokios suknelės? Aš manau, kad karalieniam klausimų neturėjo kilti. Koks logo Karalienės TV, tai mes šiandien pas jūs royalty. Ir mes žinom, karalienės, kad jums labai patiko tą, ką mes darėm socmedijose. Mums irgi buvo labai smagu, bet mes tiesiog norim visada jūs palaikyti ant krašto. Mes norim, kad jūs būtumėt visada suintriguotos. Aš žinau, kad komfortas yra smagu, bet drag Lietuvoje yra ne apie komfortą. Jūs žinot, kiek sveria šitas perukas man ant galvos? Labai daug. Tai žinokit, mes tiesiog norim reinvent. Mes norim prisistatyti jums per naują. Žinau, kad viskas buvo smagu ir fainiai, bet čia, kaip dizaineris kiekvienais metais, nauja kolekcija. Priimkit Karalienės TV. Karalienės. Aura, tikrai daugam per šios metus kilo klausimas. Kur dingo Draugės TV. O kas atsitiko? O tas atsitiko, kad mano sutartis... Karalienės. Taigi visa tiesa apie Draugės TV mūsų Patreonė. Karalienės. Karalienės, su jūsų meilė ir pagarba, kurią mes sulaukiam, kurdami kontentą metus laiko jums su visais mūsų celebrečiais. Tik jūsų dėka mes turėjom galimybę su Edma per visus šitos metus, kol mes nebuvom online, sudalyvauti TED Talks. M1 apdovanojimai. Mamo apdovanojimai. Sold outai bingo tiek Vilniuje, tiek Kaune. Mes padarėm tiek daug balaganzos renginių, mes užauginom tokį drag community Lietuvoje. Žinokit, dabar drag bus populiariausia meno sritis. Ir čia viskas dėka jums. 2 parduotos Euroganzos. 2 vakarai iš eilės, ko nėra buvę. Jau nenoriu sakyti apie ateinantį nieko Q faktorių, bet ohoho, kiek yra norinčių. Jūs net neįsivaizduojat, ką mums tai reiškia. Tai mes tiesiog norim šitą video ir šitą kanalą skirti jums, mūsų karalienės. Ačiū jums labai. Kažkas, kas nori, kas galvoja, kad norėtų pamatyti save pilnam šitam amplua, kuris yra pasiruošęs įdėti įdirbį ir padaryti kažką naujo iš savęs, kažkaip save išstumti iš komforto zonos. Ir jeigu tu galvoji, kad tu nori daryti drag, pradėk nusitikinėti jau dabar, nes tai bus greičiau nei tu galvoji. Jau spalio mėnesį balaganza bus Q faktorius. Lauksim jūsų anketų. Standartai aukšti kaip niekada. O bože. Karalienės. Aura, ar tu esi ready tam, ką mes čia iš tikrųjų susirinkom? Karalienės, mes dėl jūsų viską pasiruošusios padaryti. Ir šiandien mes žaisim karalienišką žaidimą. Į sceną. Oho. Karalienės TV vardinis žaidimas. Kas viduj? Žiūrim. Palauk, duok, žiūrėk. Karalienės, mes padarėm intro, pasikalbėjome apie emocijas, viskas, dabar norim būti savimi vėl, tai... Mes žaisim dabar žaidimą. O Jezu, aš net bijau. Kažką naujo sugalvojom. Jūs vaikystėje žaidėt Guess Who? Žaidėt, aš labai mėgau. Tai mes galvojam, kaip tą Guess Who žaidimą padaryti drag. Kaip labiau suintriguoti, padaryti, kad jums, žiūrovai, būtų įdomu. Tai mes sugalvojom. Parodyk.
Čia matot žmonės, su kuriais mes per šiuos metus dirbom arba dar norim padirbti. Arba su kuriais nebenorim dirbti. Ir mes su Edma dabar žaisim. Guess that Lithuanian celebrity. Karalienės. Šito žaidimo taisyklės labai yra paprastos. Mes su Edma ištrauksim po vieną Lietuvos garsenybę ir įsidėsim savo šitą lentutę. Ir mes turėsim vieną kitos klausinėti, ar aš esu ten aktorius. Taip. Ir jeigu tu aktorius, tu uždengi. Tai aš turiu uždengti viską ir aš tada laimiu. Tavo turiu uždengti. Ne, tu neturi uždengti. Tu turi atspėti mane. Kas A, aš esu. Teisingai, gerai. Tai vat mes čia susimiksuojam korteles. Dabar tiesiog random karalienės mes norim jums parodyti, kad kas čia būtų. Štai matau. Pavyzdžiui, Edma nežino, ne, vat ką aš ištraukiau. O. Ir dabar jie turėtų atspėti. Bet palauk, dar ne viskas. Čiagi drag guess who. Mano širdis. Čia yra shade button. Karalienės, kurios nežino, kas yra shade button, čia yra, jeigu klausimas yra intriguojantis, kad sukeliu jums tokią emociją, mes spausim. Pavyzdžiui. Ar aš esu labiau žinoma dėl savo darbo ar dėl savo skandalų? Na ir taip toliau. Ar aš mačiau išeinantį žmogų iš šitos lentos ne vieną iš tualeto? Ir taip toliau. Karalienės. Gerai, karalienė Edma, trauk savo pirmąją garsenybę. Įsitraukiau. Gerai, įsidėk. O dabar aš esu va. Ar aš esu tipo dainininkas? Taip ar ne? Taip. Tai gerai, visus nedainininkus aš dabar pas save užverčiu. Nedainininkė, nu čia, nugi dainininkė. Ne, norėtų būti, bet nėra. Ne. Ar tu esi susijusi su Eurovizija? Ne. Dengiam? Ne. Žiūrėk, aš tai laimėsiu. Tai kas pas mus susijęs su Eurovizija? Pala. Tu neteisingai žaidi žaidimą. Pala. Tai kas nesusijęs, aš uždengiu. Tai kas susijęs, tu uždengis. Ai, kas... Tai prašau. Palauk, aš vos tavo žmogaus nepamačiau. Edma, susiimk. Taip, tai kas susijęs, tą uždengiu. Teisingai? Teisingai, gerai. Taip. Tai susijęs... Ar aš viešai su savo antra pusė rodausi? Rodaus. Rodaisi? Rodaus. Čia aš gerą klausimą uždaviau. Edma, mokykis. Šitas niekada nesirodo, net nežinau. Biški šoviau savo pati į kojas su šito klausimu, nes tai problematiškai šiaip kai kurie yra su tom antrom pusėm. Ar karalienės TV yra dirbusios su tavim? Ne, man atrodo, mes esam prasilenkę, esam pasilabinę, for sure. Kaip sekės? Aš negaliu daugiau sakyti nieko. Bet ne, mes nedirbom kartu. Nedirbom. Dirbom. Nedirbom. Nedirbom. Ne. Dirbom. Nu, Dirbom ar nedirbom? nedirbom. O norėtum dirbti? Taip. Bye, Felicia. Dirbom. Okay. Ar mano dainos trendina Lietuvoj? Manęs klauso žmonės? Taip. Klauso. Labai. Labai klauso? Nu jau labai. Labai? Tai jau Labai. ne, sorry, ne. Ne. Nematau, nežiūriu. Ne. Nu, aš nežinau dėl šito. Manau, kad aš, pavyzdžiui, neklausau. O kas nebuvo, nežinau. Nu gerai, aš klausau, vat, šitų. Ar tu tenais bandai būti make-uperė? Bandai būti make-uperė? Taip, ar susijęs su make-uažu žmogus? Ne. Nesi? Ne. Su make-uažu? Yra. Yra. Aš noriu spėti, nes aš noriu laimėti prieš tave. Nelaimėsi, dar per daug variantų tu Aš turi. galiu jau spėti, bet jeigu aš spėju, aš pralaimiu, jeigu neatspėju, ne? Kas tu esi? Taip, tada aš automatiškai laimiu net neatspėjus tavo ir gaunu pirmą tašką. Rizikuojam, kas nerizikuoja, tas negeria šampano. Tu esi Mantas Stonkus. Ne. Atsiprašau. Na. O tu esi Natalija Bunkė. Ne. Lygiosios. Kas tu buvai? Tai palauk, tai davai atspėti. Dažaiskim. Ar tu esi Jessica Shai? Ne. Nu tada Šeškės. Ne. Tai tu nežinai, kaip atsakinėti klausimus. Kas tu buvai? Ne. Aš buvau Jordana Butkutė. Kas jos klauso? Kanalas prasidėjo, kanalas dabar ir... Čia yra Pirmas ir paskutinis video? Čia yra dabar prasidėjo. O, Jėzus.
Marija. Nu gerai, tu turi dar paskutinį spėjimą iš gailesčio. Tu Rokas Jan. Ne, vagelis. Aš uždengiu vagelį. Kuris jis su makiažu yra susijęs? Nesusijęs. O, dieve. Gerai, mes dabar apšilom karalienės, važiuojam antrą raundą. Aš esu... Net man gali savo parodyti? Parodai, įsidėk. Ar tu esi vyras? Taip. Ir Gerai. Dar koks? Gerai, merginos, einam. Aš save uždengiu. Neuždengsiu. Tu čia dar mane apgaut nori, ne? Ots! Tai ar tu esi vyras? Tierva! Tu esi vyras. Tai aš nežinau, kokį žaidimą tu čia žaidė. Ar esi ryškus žmogus savo apranga? Aš ryškus žmogus. Bet ne apranga. Ką tu manęs klausi? Tu apsispręsk. Bet neskoningai, taip? Turiu menį. Aš taip nesakiau. Bet ryškiai. Stiliaus ikonas dabar tu turi uždengti. Turiu Tai čia nieko beveik neuždengi. Gerai. Jo. Nežinau dar. Gerai. Gerai. Tebūnie. Jo. Ok. Nežinau. Tai aišku. Palikim. Uždenkim. Ar tu vokaliai ir viešai palaikai drag karalienės Lietuvoje? Ateini į jų renginius, esi malonus su jom, tu per storius kalbi apie Praidą. Taip arba ne? Ne visai. Ne? Ne visai. Kvepia homofobija. Ar tu buvai laidoje Farai? Ne. Nebuvai. Nebuvau. Čia tiek daug žmonių buvo Farose? Ką tu galvoji? Aš ne visus sezonus, žinai, pažiūrėjau. Ar tu esi drovus žmogus per intervus, ar tu bijai pasakyti kažką neteisingo, nes tu nepasitikė savo instinktais? Taip. Ar tu galvoji, kad tu esi talentingas? Labai. Ne, aš perdaviau klausimą. Nu negali, aš jau atsakiau. Taip, labai talentingas Labai žmogus. talentingas, Taip, tai netalentingus dabar užbrauk. Taip. Važiuojam. Tie autotūnai, žinai. Aha. AI. Generated song. Biškuti disclaimeris. Mūsų visos garsenybės, kurios žiūri šitą video, žinau, kad jūs visi žiūrit. Kad jeigu jūs esat šitoj lentoj, mes jūs mylim. Mes jūs vertinam ir mes norim su jumis dirbti. Čia yra jūsų didžiausias komplimentas, kad mes jūs įsileidom į savo karalystę. O tų, kurių čia nėra, reikia pagalvoti 2 kartus. Žaidžiam toliau. Ar tu mergišius? Labai. Tu esi ba. Ne. Kaip ne? Ne. Kas tu? Nu, nes man jis vienas beliko. Tai kas tu? Rolandas? Ne. Kas? Aura Mor. Kokia nenormali. Kokia nenormali. Kokia. Aš norėjau tave čia. Ne, nu tai. Nu, aš kai ištraukiau, nu, viso laikykis. Bet Edma. Aš laimėjau. Bet karalienėm tu neduodi pasidžiaugti, kad mes suprantam, apie ką mes kalbam. Koks mergišius? Aš norėjau tave apgauti, aš galvoju, Nu tai gerai. Bet čia, čia yra tiesa. Aš supratau. Tiesa. Netiesa, ne. Ar tu esi Rūta Mur? Ne. Ji negalvoja, kad ji yra labai talentinga. Ok. O tu esi Žilana Butkutė? Ne. Aš jau neatspėjau. Tai lygiosios bijau. Nu, kokias mes kaušės. Kažkai labai Edma. įdomu žaisti, tu nemoki žaisti. Tu nemoki apgavikę, tai dabar žinai, kas aš buvau. Kas? Džiazų. Taigi diva, pati geriausia Lietuvoje dainininkė. Karalienė. Nu, karalienės, žiūrėkit, pažaiskim dabar tokį speed round, kad bent kažkas laimėtų 1 tašką. Kas laimės 1 tašką yra karalystės valdovė. Aš esu... O aš... Edma, ar tu esi influencerė? Taip. Kaip sunku, nes pas mūsų garsenybės ir yra influenceriai. Bet aš jau tiesiog... Tu dabar uždengi ką? Ne influencerius. Ne, influenceris, okei. Ne, bet tu nežinai. Tu nežinai.
Ar tu esi turėjus viešą skandalą? Taip, Taip? taip. Matysim. Ar tu influencini apie gyvenimo būdą, grožio, estetiką, mitybą? Kažkiek. Ir taip ir ne. Tu neatspėsi, kas aš. Kaip tai neatspėsiu? Ar tu esi viešai pasisakęs Esu. kažkaip gerai apie LGBT? Esu. Esi, Esu. taip? Aš jau žinojau, kad tu to paklausė. Taip, Tai kas nėra, aš uždengiu. taip. Nežinau. Taip. Nežinau. Tebūnie. Sorry, galimai ne dabar. Ok. Ar tu esi vyras? Ne. Bet kokia tu? O tu esi moteris? Ne. Ar tu esi blondinė? Aš daug kas. Ir taip ir ne. Ar tu dažnai lankaisi salone ir Aš promautinė? manau, kad taip. Ar tu mėgsti Karalienės TV? Taip. Tu pati čia su savim pajokavai, aš net nežinau, ką tu uždengiai. Aš pati dabar galvoju, ar aš neuždengiau laimėtoją šito žaidimo. Neuždengiai. Ar tu turi gyvūnų? Nežinau. Manau, kad ne. Tu esi Tomas Vytas Raskevičius. Taip. Laimėjai! Congratulations, you number one. Sveikinu, Edma, tu laimėjai Šitą kartą. šį kartą. Karalienės, jūs pasakykit, kaip jums šitas žaidimas, ar norėtumėt, kad mes jį sėkmingai pažaistume sekantį kartą ir surašykit kokios nors gal kitus žmonės, kuriuos jūs norėtumėt matyti lentoje, gal kažkokios kitos sferos, kito kolektyvo sudėjimo, kito community, gal aš nežinau, mes galim viską, tai yra customization. O tau įdomu šį, ką aš turėjau? Ką? Šeškės. Supranti? Ir blondinė, ir brunetė. Nu va, sunku su grupėm. Žinai, ką reikia padaryti su jom? Diskvalifikuoti šito žaidimo. Ne. Aš jau ką? Ne, bet jos kaip vienas žmogus gi yra, jos viens už visas ir visi už vieną. Ne, viena yra atskirai. Nu tai O ar jos- jie vat yra o jos fotkiai? trys. Taigi šeškės ir yra 3. Nu taip. Šeškės 3. Šeškės 3. Šeškės forever. Karalienės. Karalienės, mes norim padėkoti, kad žiūrėjote šitą video, su jumis buvo Auramor. Ir Edma. Ir labai svarbu, karalienės, kad jūs prenumeruotumėt šį kanalą, sektumėt mūsų visas socmedijas ir palaikytumėt mus per Patreoną, nes tik tai jūsų palaikymu mes galėsim jums kurti daugiau, ryškiau, visokiausio kontento. Gal mes iš studijos kada nors ir išeisim, pavyzdžiui, Drag karalienės gamtoje, Taip. Drag karalienės parašiutai, Drag karalienės eina į džymą. Mes turim daug idėjų, tai tiesiog viskas priklausys nuo jūsų. Be jūsų nebūtų mūsų. Tikrai taip. Ir būtinai lauksim jūsų visų Pride. Per Praidą birželio 6 dieną, Edma, nu pasakyk, kas bus. Mes vedam renginį, mes vedam Kalnų parke, vyks renginys. Visą Pride koncertą. Taip. Ir daina mano išeina gegužės 9. Bus pirma Premjera. Lietuvos drag karalienės lietuviška drag daina premjera live on stage birželio 6 dieną per Praidą. O koks šou laukia? Tai mes labai džiaugiamės sugrįžusios pas jūs į ekranus ir tiesiog iki kito karto, karalienės. Bulčiuojam. Budžiuojam.